pieštukai ir pilkasis žemės drebulys. Vieną spalvotą rytą, kai pieštukai vos tik buvo prabudę, o kai kurie dar ir miegojo, visa pieštukija sudrebėjo. Geltonasis iškritęs iš savo lovos pradėjo šaukti: Kas čia dabar nutiko? Mano namas dreba, gelbėkit! Ir išsigandę su pižama išbėgo į kiemą. Kieme stovėjo oranžinis ir guodėsi raudonajam. Tu tik pagalvok, likau nevalgęs, viskas nukrito nuo stalo ant žemės. Tolėliau stovėjo rožinis ir auksinis, bei kažką šnekučiavosi. Staiga visi pamatė atbėgantį rudąjį pieštuką, kuris mosavo rankomis ir šaukė šiltųjų spalvų slėnio gyventojams: Visi į Vaivorykštės aikštę! Visi į Vaivorykštės aikštę! Ir nubėgo link Vėsiųjų spalvų miško. Vėsiųjų spalvų miške po žemės drebėjimo taip pat nutiko daug visko. Nuo to didžiulio trenksmo žaliojo pieštuko sode nukrito daugumos medžių lapai. Nuo violetinio namelio stogo nukrito kaminas, o turkio pieštuko vandens malūno sraigtas nuo smūgio pasileido plaukti ir užtvenkė upelį. Sidabrinio pieštuko tvora buvo nugriuvusi aplink visą namelį, o mėlynajam užgriuvo šulinys. Staiga visi išgirdo rudojo balsą: Visi į Vaivorykštės aikštę! Visi į Vaivorykštės aikštę! Vaivorykštės aikštė kaip visada švietė visomis gražiausiamis spalvomis. Ten jau buvo susirinkusi visa pieštukų taryba. Juodasis stovėjo viduryje, o aplink jį ratu visi kiti pieštukai. Gal galite mums paaiškinti, kas čia dabar įvyko? Paklausė žalesis juodojo. Taip, prašome paaiškinti, kas čia dedasi, pritarė auksinis. Staiga žemė sudrebėjo taip stipriai, kad visi pieštukai neišlaikė pusiausvyros, krito, virto, griuvo, sėdosi. Vaivorykštės aikštės grindinys įtrūko, o tolumoje matėsi, kaip nuo juodojo pilies nukrito stogas. Čia jau rimtas reikalas, sumurmėjo baltasis. Staiga žemė dar kartą sudrebėjo ir visi pastebėjo, kad iš labirinto, vedančių į pilkąją pilį, pradėjo rūkti spalvotai pilki dūmų kamuoliai. Kažin kaip ten pilkasis? Pasiteiravo raudonasis. Keliaukime pas jį, gal jis ką žinos? Tarė sidabrinis. Ir visi pieštukai pasuko link labirinto, vedančių į pilkąją pilį. Įėjimas į labirintą buvo užgriuvęs. Rudasis iškėlė savo stebuklingąją lazdą į viršų ir burtų pagalba išvalė akmenimis ir žemėmis užverstą įėjimą. Visi įėjo vidun. Buvo labai tamsu, nieko nesimatė. Geltonasis išsitraukė savo stebuklingą saulės ženkliuką, kuris pradėjo spinduliuoti šviesą, ir visi draugai galėjo eiti toliau. Išėję iš labirinto, visi sustingo iš nuostabos. Pilkosios pilies slėnis buvo paskendęs pilkų dulkių migloje, o pati pilis pakilusi į orą siūbavo ir lingavo į šonus pilkų vėjų sraute. Gelbėkit! Gelbėkit, padėkit! Pasigirdo pilkojo balsas. Kur tu esi? Sušuko mėlynasis. Kas čia nutiko? Sušuko rožinis. Burtai nevaldomi! Šaukė pilkasis. Ei, pieštukai, pasiruoškime savo magiškas galias, padėkime seneliui! Garsiai tarė violetinis. Padėkim, pirmyn! Kartojo visi pieštukai ir nuskubėjo link ore pakibusios pilkosios pilies. Dulkių migla buvo tokia didelė, kad pieštukams teko pasitelkti magiją. Baltasis savo stebuklingais ūsais sukūrė miglą traukiantį stebuklingą vėją, kuris ją išsklaidė. Rudasis savo stebuklingą lazdą iš akmenų sukūrė į viršų kylančius laiptelius, vedančius link ore kabančios pilies įėjimo. Auksinis iškėlė skydą, apgaubė save ir kitus pieštukus nematomą apsauginę sieną, kad jie galėtų saugiai lipti rudoje sukurtomis akmeninėmis pakopomis ir kad jų nenupūstų pilkieji vėjai siūbuojantis pilį. Pirmas lipo auksinis, į jį įsikibė žalesis, į žaliai geltonasis, po jų mėlynasis, rudasis, juodasis ir visi kiti pieštukai vienas paskui kitą. Vorelės gale kaip visada žingsniavo raudonasis, laikydamas savo švytintį kardą. Užlipę iki didelių pilkų pilies vartų, kurių viduryje buvo durys, pieštukai vienas po kito pateko vidun. Pilyje vyravo didžiulė betvarkė. Visi baldai ir daiktai buvo išmėtyti kas sau, pilkojo nesimatė nė kvapo. Ei, pilkasis, kur tu? Sušuko raudonasis. Kur esi, mokytojau? Šaukė juodasis. Aš čia, didžiojoje bibliotekoje! Pasigirdo pilkojo balsas.
Piktieji vėjai vis dar siūbavo pilkąją pilį po visą slėnį. Pilis lingavo į šonus, todėl pieštukams buvo sunku eiti. Mums reikia virvės, kitaip nieko nebus, Sušuko Turkio pieštukas. Baltasis, nupiešk savo sąsiuvinyje virvę, Pasakė Violetinis. Baltasis nieko nelaukdamas nupiešė sąsiuvinyje virvę ir išėmęs ją iš savo stebuklingo sąsiuvinio perdavė oranžiniam. Šis pririšo vieną virvės galą prie savo stebuklingos lazdos, kurios viename gale buvo atsuktuvas, o kitame replės, ir sviedė ją į tolimiausią pilies didžiosios salės sieną, šalia durų, už kurių buvo biblioteka. Stebuklingas atsuktuvo galas taip giliai įsmigo į sieną, kad jo nebūtų galėjęs ištraukti niekas. Kitą virvės galą pieštukai pritvirtino prie pilies vartų grotų, ją įtempė ir pririšo prie rudojo lazdos, kuri buvo užkišta už durų sklaščio. Taip virvė tapo tvirta atrama leidžiančia saugiai pasiekti biblioteką. Vienas po kito pieštukai pasiekė didžiosios bibliotekos duris. Patekę vidun, jie pamatė, kad visos knygų lentynos buvo nuvirtusios, o bibliotekos viduryje gulėjo didžiulė knygų krūva, o iš jos kyšojo pilkojo apsiausto kraštas. Jis ten po knygų krūva, Sušuko Geltonasis. Greitai gelbėkime jį, Pridūrė Žalesis. Visi pieštukai puolė prie knygų krūvos, knyga po knygos, ir galiausiai Pilkasis buvo išlaisvintas iš knygų spąstų. Ačiū jums, pieštukai. Pavargęs tarė Pilkasis. Ar tu žinai, kas nutiko pieštukijai? Paklausė Violetinis. Iš kur tas baisus drebėjimas? Pridūrė Juodasis. Taip, žinau, ir tai mano kaltė, Prisipažino Pilkasis. Norėjau iškviesti pilkąjį griaustinį ir pilkuosius vėjus, kad išsklaidytų spalvotus debesis virš mano pilies slėnio ir paliktų tik pilkus, tačiau supainiojau vieną burtažodį. Pilkasis atsiduso ir tęsė. Išsikviečiau pilkuosius vėjus, o vietoj griaustinio netyčia pašaukiau pilkąjį žemės drebulį. Kai bandžiau ištaisyti klaidą, vėjai pakėlė mano pilį į orą, ji pradėjo siūbuoti, o visos knygos užgriuvo mane. Padėkite rasti mano lazdą ir pilkąją burtų knygą. Tada viską sutvarkysiu, paprašė senolis. Prasidėjo paieškos. Geltonasis savo ženkliuku apšvietė visą biblioteką, o mėlynasis stebuklinga lazdele ištiesino visas nuvirtusias lentynas. Žiūrėkite, radau pilkojo lazdą, Sušuko Žalesis. Pilkasis paėmė savo stebuklingą lazdą, kurios gale švytėjo brangakmenis. Tatu ratu tituri, kur knygelė tu esi, Ištarė jis. Staiga visos knygos pakilo ir grįžo į lentynas, o pilkoji burtų knyga atskrido ir sustingo ore prieš pilkąjį. Pilkasis atsivertė reikiamą puslapį ir tarė. Fotis, futis, fatis, fi, pasitrauk, drebulį, fotis, futis, fatis, fėja, pasitraukit pilki vėjai. Vos jam baigus, viskas nurimo, tarsi nieko nebūtų nutikę. O kas sutvarkys visą betvarkę pieštukijoje? Paklausė Juodasis. Pilkasis nieko neatsakė, jis pakėlė lazdą ir ištarė. Folis, rolis, falis, ra, pieštukijoje tvarka. Dabar galite keliauti namo, viskas sutvarkyta, pasakė jis ir išėjo. Žiūrėkite, net nepadėkojo, burbtelėjo mėlynasis. Net neatsiprašė, pridūrė Geltonasis. Nekreipkite dėmesio, jis jau toks yra, ramiai tarė Juodasis. Geriau keliaukime namo, pasiūlė Baltasis. Namo, keliaukim, šaukė visi pieštukai, eidami link pilkosios pilies vartų. Pabaiga.